Labas vakaras. Žiūriu, šiandien naujų žmonių nemažai. Kas pirmą kartą, pakelkit ranką. Paklajojo biškį po Europą, tiksliau sakant, Vokietiją, Austriją. Visą mėnesį, su viršum netgi. Ten, kur žmogus yra, ten yra jo problemos. Tos pačios žmogiškos problemos, tie patys stresai, tos pačios pasiekmes. Žmonės netgi žinantis informaciją ir tai nesugeba normaliai išsilaikyti. Ir truputį taip netgi gaila, o jau ką kalbėti apie nežinančius informaciją, tai yra iš tikro sunku. Tie, kurie ginasi informaciją, skaitė knygą, kurie buvo paskaitose, kurie buvo konsultacijai, puikiai žino, kad visgi pokyčiai vyksta pa žmogų. Pradžioje vyksta labai geri pokyčiai, o paskiau, kai žmogus palaiko tą lygį, į kurį pereina konsultacijų metu, netgi paskaitos metu. Ir kai žiūri patį gyvenimą žmonių, visgi nesuvokimas, nesupratimas tos informacijos duoda labai daug žalos. Ir žmonės, netgi žinantis ir tai nesugeba naudotis tą gyvenimo tiesą, o kurie žino ir supranta gerai, jiems lengviau žymiai yra. O kurie iš viso nežino, jiems atrodo, kad jie gyvena gerai, tvarkingai ir kodėl pas jį gyvenimas toks liūdnas. Dabar toks laikas yra savotiškas, ir perėjimo etapas eina. Ir tie žmonės, kurie tikrai netitinka dvasinio lygmens, jie nesugeba išsilaikyti normaliame lygyje. Ir nepriklausomai, kur būtų žmogus. Ar Anglijai, ar Amerikoje, ar Australijai, ar Vokietijai, ar Lietuvoje. Kadangi tenka būti, reiškia, ir Latvijai, turiu pasakyti, kad visur ta pati pagrindinė bėda. Ir šiandien labai stiprias atakos yra į žmogų to, kad žmogų veikia labai stipriai demonai. Tai yra apsėdimas žmonių. Virš demonų esybės, kurios už demonų stipresnės 4-6 kartus, ir atominiai virusai, su kuriais medicina bejėgė kovoti. Jie tvirtina, kad tai yra vėžys, o kai pasižiūri, jokio vėžio nėra, o atominio virusų galia, kuris stipriai naikina žmogaus esybę. Где kažkur tai apie 70% gyvybės energijos paima iš žmogaus ir žmogui nėra jėgų kūrybai, darbai, veiklai. Trūksta jėgų, greitai pavargsta, negali susikaupti, paskui atsiranda konfliktai darbe, konfliktai namuose, tarp vyro žmonos, konfliktai tarp vaikų tėvų, o kur konfliktai, ten dar daugiau didesnė griūtis. Tai yra duodama atominiams virusams ir demonams ypatingai veikti. Ir kaip važinėjau, reiškia, po pačią Europą, ir kiek, reiškia, būdamas pačioje Europoje, dabar atvažinėjau ir turiu pasakyti, kad tikrai, kad žmonės kenčia. Aišku, tie ateina, kuriems sunku, kurie neranda pas gydytojus, neranda išeities. Eina, bando vaistus, naudoja, gydosi, saujam, rieškučiam, vaistus geria, bet nieks nesigauna, atvirkščiai, rezultatai prastini ir prastini.
Kadangi žmogus yra pirmaliai dvasinė būtybė, siela pirminė struktūra yra, visi puikiai žino, jeigu siela palieka kūną, kūnas miršta, o siela yra ne tik pagrindinė struktūra, kuri veda gyvenimą, likimą, sėkmę, laimę žmogų, bet iš kitos pusės siela yra tos dvasinės sveikatos, tas galingas ramstis. Jeigu siela palieka kūną, kūnas gyventi be sielos negali. Žmogus skirtingai nuo kitų būtybių, jis turi kitokį gyvenimą ir per nežinojimą žmonės labai daug ardo, tai dėl to turi problemų. Ir jos nesibaigia. Tiesa, žmonės, kurie žino informaciją, jiems biški lengviau yra, kai kurie gerai įsigina, tai ir gerokai lengviau yra, negu tie, kurie nežino. Bet ir žinantis informacijas nesugeba išsilaikyti tame lygyje, kur yra. Žmonės nesupranta, kodėl duota 10 Dievo įsakymų, kokia tai yra reikšmė jų žmogaus gyvenime, jų supratimas, suvokimas ir gebėjimas panaudoti gyvenimo praktikoje tas žinias. Ir kai žiūri į visą padėtį, tai kitas iki stebėsi, kad visgi žmonės, nežiūrint to, kad jisai turi ir rankas, ir kojas, ir galvą, ir netgi išvaizdą gražią, o vidus visai kitoks. Suardytas, sudarkytas. Ir visur eina tokios griūtis, kurių, reiškia, kartais šiandieną, kai žinai, jos kažkodėl tai kai kuriems žmonėms stiprėja tos griūtis. Ir kurie nesigilina informaciją arba nesugeba suprasti jos. Ir sako, vis neturiu laiko. Tai turiu pasakyti, kad negerai yra. Žmogus pats save naikina. Pyktis, agresija, nepykanta, nuoskaudos, nusivylimai, baimė, pavydas, gobšumas, kerštingumas. Bet kokia neigiama emocija, kuri žmoguje kaupėsi, jinai yra negatyvi emocija, kuri ardančią jėgą sukelia žmoguje ir ta jėga vis stiprėja. Ir ypatingai paskutiniu metu, paskutinius galbūt 2 metai žiūriu į atominius virusus, tai tokia galinga naikinanti jėga. Ir žmogus, kur neina analizė, netgi analizės atlieka, analizai geri, daktarai nieko neranda, o kai pasižiūrė atominį virusų, jėga tokia galinga, žmogus neturi gyvybės energijos. Iš gyvybės šaltinio gauna 100%, o savo panaudoti tik 30. Na, jeigu 40 dar žmogus gyvena, o jeigu 30, jau jam sunku yra. Atsikėlė rytą, jau nesinori keltis iš lovos, jau jėgų nėra. Ir poilsis taip pat yra sujauktas, nes tamsios jėgos, aiškiai, dirba ir dieną, ir naktį. Netgi nakties metu žmogų išbalansuoja. Sapnai, blogi sapnai. Kitas iki moteris ateina, sako, aš sakiau kunigui, kad aš blogus sapnus matau. Taigi, sako, čia sapnas yra, nekreipk dėmesio. Kaip nekreipsi dėmesį, jeigu rytą nubundi ir nėra jėgų. Visas jėgos išsunktas sapno metu. Žmogaus gyvybės syvai labai reikalingi dvasinės tamsos pasaulyje. Yra esmė tame, kad tamsos pasaulis dievybės energijos paimti negali. Tos maitinimo pagrindinės, reiškia, maitinimo šaltinio jie izoliuoti. O štai jie praktiškai stengiasi į žmogų įvairias paduoti mintis, pateikti, kad žmogus nervuotųsi, kad jis pyktų, kad jis blogai galvotų, kad ta gyvybės energija, kurį Dievas duoda žmogui, paverstų į jiems tinkamą mitybos gyvybės energiją. Ir žmonės puikiai tą daro. Per pyktį, nuoskaudas, nusivylimus, per visai vairias neigiamas emocijas, negatyvės, jisai atveria vartus į save tiems demonams, virš demonas įvėms ir paskui neturi iš viso galimybės normaliai gyventi. Tada trūksta jėgų kūrybai, darbai, veiklai ir dar atsiranda naujų įvairių minčių, juodų minčių, kurios kaip tik tai dar labiau jisai skęsta į tą liūną, negatyvų liūną, kuris kaip tik ir yra žmogaus gyvybės šaltinio nusirbimas
Ištuštinimas, kaip galima sakyti, ir žmogui paskiau nėra jėgų kūrybai, darbai, veiklai. Ir čia yra pagrindinė priežastis. Aš 35 metų analizuoju tos procesus ir tie paskutiniai metai, kada žiūri į tą visą sistemą, kaip jinai veikia. Jinai ne į harmoniją veda, į destrukciją, į ardymą sistemą. Ir svarbiausia, žmonės nežino, kad jeigu aš pykstu ant kaimyno, tai aš pats save ardau. Dar jeigu kaimynas turi apsaugą, tai jam nepraeina tie visi mano pykčiai, nepykantos jo pusė, o aš ardau pats save ir savo palikuonis. Taip, kad pykti yra labai nesveika, neapkesti yra nesveika. Nešioti pykčiai, nepykantos nuoskaudų, nusivylimų, neigiamų emocijų srautus yra labai nesveika. Ir žmonės, kadangi nežino tų dalykų, kuo stipresnė minties galia yra, žmonės protingi, užgimę, turi aukštą protą, netgi intelekto lygį vadinamą, bet jie negali jo normaliai panaudoti. Trūksta jėgų, kad galėtų panaudoti. Nors ir mokslas baigė, ir žinias turi, atrodo viskas tvarkoj, bet neturi vieną pagrindinį supratimą, kad neigiamą emocijų kaupti savyje negalima. O jos kaupiasi. Kiekviena mintis, kiekvienas žodis iš šalies pagautas, jis nusėda žmogaus viduje, sudaro tą potencialą, per kurį tamsios jėgos labai naudojasi žmogaus gyvybės energiją. Ir dvasinės visos esybės, tos dvasinės tamsos esybės, jos kaip tik tai ir maitinasi tą žmogaus gyvybės energiją. Ir žmonės, kurie supranta tos dalykus, jie gali visai kitaip gyventi. O čia buvo ne vienas iki Lietuvą atvažiavusi Džesmuchin ir pirmas iki, kai jinai buvo atvažiavusi, aš dalyvau toj paskaitoj jos. Jinai buvo kaip tik šitos, rūmuose, tik saliai. Vyko penktadienį, papietų šeštadienį ir net sekmadienį. Ir turiu pasakyti, paskiau gale dienos, gale paskaitos uždaviau klausimą. Nu gerai, sakau, kaip žmogui reiškia atgyventi. Jinai perėjo į praninę mitybą, reiškia 8 metus nevalgė ir negėrė vandens. Ar įmanoma taip gyventi? Pasirodo, reiškia įmanoma. Jeigu žmogus pakyla aukštesnį dvasinį lygmenį, tai jisai maitinasi tą vadinamą praną. Arba šventąją dvasią, jeigu pagal mūsų katalikų tikėjimą. Ir puikiausiai moteris gerai atrodo ir išvaizda, ir jaunesnė žymiai negu kad jos metai. Ir reiškia pasirodo galima gyventi. Paskui jinai pasakė, kad tokių žmonių yra, atrodo, kad ne 10 000 žemės paviršių, bet jie nesireklamuoja, kad jie nevalgo. O yra laikraščiai, kažkada tai televizija rodė, kad moteris valgo smėlį, dar kažką tai tokio ir vis tiek puikiausiai gyvena. Bet visa esmė yra ta, kad žmogus neturi turėti blogų minčių. Jeigu jis mintis ir maistą suvalgytą panaudoja gėriui, kūrybai, tai tas maistas nueina į naudą ir netiek svarbu, ar mėsą valgo, ar valgo augalinį maistą. Aišku, augalinis maistas yra sveikesnis, nes žmogaus organizmas pritaikytas augalinio maisto mitybai. Nežiūrint šitą visą, žmogus, jeigu turi tvarkingai panaudoja maistą, ką suvalgo dvasiniai šviesai, išminčiai, gėriui, grožiai, jis reiškia tas maistas nueina į naudą, o jeigu pykčių, nepykantui savyje kaupti, žmogus jėgų turi, nes per maistą jėgos ir fiziniai krūviai, ir dvasiniam krūviai pakelti reikalingas. Ar tai dvasinė mityba žmogus minta, ar tai mityba maisto minta. Tai aš jau uždaviau tokį klausimą, sakau, na gerai. Jinai propaguoja irgi daugiau augalinį maistą, ta Džesmuchin. Sakau, bet juk žaliai irgi nori gyventi. Nenori būti suvalgoma. Ir tas pats grūdas, reiškia, irgi nori gyventi ir nori, kad, reiškia, jo gyvybės energija ta būtų palikuonis. Nu taip, sako, teisingai. Taip, kad ar mėsą valgysi, ar žolę, tas pats yra. Reiškia, gyva būtybė, kurią tu savotiškai sunaikini. Bet tas sunaikinimas kaip vyksta? Jeigu tu suvalgęs panaudoja dvasiniai šviesai,
Tai reiškia kūrėjo padėjėjas, tai ir ta pati žolė tampa kūrėjo padėjėjas ir netgi mėsa tampa kūrėjo padėjėjų. Suvalgė tai spinduliuotą į gėrį. O jeigu tu valgai ir turi pykčią, nuoskaudų, nusivylių, neapykantos, tada reiškia viskas nueina atvirkščiai. Tu tampi visatos harmonijos ardytoju, o ten yra galingos jėgos, jos nepasiduoda ardymui. Jeigu Adomas gyveno 940 metų, kai kurie vaikai čia 980 metų, tai yra parašyta Biblijai. O žmogus šiandieną pragyvenęs, jeigu 100 metų, tai skaitosi ilgamžis. Tai yra 10 gyvenimo tos duotos žmogui trukmės dalis. Kiti sako, taip, sako, Adomas gyveno dangui pradžiai, bet apie tai, kad Biblija nerašo, kad dangui jis vaikų turėjo. O kada, reiškia, yra jau išėję į žemę, gimdė vaikus, jo anūkai gyveno 980 metų. Tai reiškia, yra skirtumas. Ir jeigu matyti žmogui duota ilgas laiko tarpas gyventi, ilgą gyvenimo trukmė, bet žmonės trumpina ją per pyktį, nepykantą, nuoskaudas, nusivylimus, ardo savo harmoniją. Ta vidėje, kur žmogaus egzistuoja harmonija, jis ardo ir nori gyvenimo. Ir čia pagrindinė taisyklė, kad tie dalykai būtų sutvarkyti, o Dievas, kai sutvėrė žmogų, davė jam protą su visom galimybėm, davė išmintį ir davė laisvą valią. Ir laisvos valios, reiškia, žmonės nemoka naudoti. Daugiausia naudoja tą laisvą valią ne kūrybai, o ardymai. Savęs ardymai, savo šeimos ardymai, savo šeimos narių ardymai, tėvų, senelių, pačio savęs, vaikų, anūkų ir paskui ir nori būti laimingas. O čia yra nepakankamas suvokimas egzistencijos sistemos. Ir kai žmogus nesupranta tų dalykų, jisai valdyti, reiškia, procesą negali. O kai supranta, visai kitokia vyksta žmogaus vystymas etapas, visai kitaip, tiek vaikystėje, tiek paauglystėje, tiek brandžiame amžiuje ir tiek pačiame gyvenime. Man pavyko kai kurios dalykus išanalizuoti, reiškia, per tą 30 viršų metų analizės pavyko įsigilinti į daugelį informacijos šaltinių. Ir pačiam, reiškia, kadangi aš naudoju radiestezinį būdą ir sugebu atjungti, reiškia, sąmonę, kada atlieku diagnostiką, kad atlieku korekcijas, reiškia, rodo, kaip procesai gražiai vyksta, klostosi, kai žmogus sugrįžta į harmoniją. Ir pats žmogus pakėlėjęs išeina, bet nesėja išeiti pro duris, jau tamsios jėgos tiesiog visas laukia, kada žmogus paklius vėl į jų srautą. Vėl pakiša kažkokią tai mintį, atsiunčia kažkokią tai draugę arba draugą susitinka ir vėl jau prasideda visas tas pats gyvenimas, koks ir buvo. Vėl važiavimo žemyn ir žmonės išlaikyti nesugeba. Ir kalba, šiandieną gyvenimas toks yra, taip šiandieną duota. Gyvenimas yra toks, bet kiekvienas žmogus, jeigu jis gali ir nepasiduoti, tam blogiai gali nepasiduoti. Jeigu jis įsigilina informaciją, jeigu suvokia, jis gali gyventi visai kitokį gyvenimą. Ir kai pažiūrėjau, žmonės baigia aukštosius mokslus ir prigimtis gera, o gyvenimą ardo. Ir taip ardo, kad tiesiog kitas iki stebėsi, kaip žmogus, būdamas gal su 2 ar 3 aukštaisiais mokslais, o gyventi negali. O kodėl negali? Todėl, kad jis nutolęs nuo dvasinių dėsnių. Juk dvasiniai dėsniai pirmą vietą užima. Žmogų veikia dvasiniai dėsniai, fizikiniai dėsniai ir biologiniai vystimosi dėsniai. O dvasiniai dėsniai, kaip žmogus mąsto, jeigu tobulai mąsto, tai jo, reiškia, dvasiniai dėsniai, kaip kūrėjo mintimis gyvena, tada žmogus tampa kūrėjo ir pirmoje eilėje kūrėjo pats savęs. O kai žmogus gyvena visai kitokio mintim, ardančio mintim, jis yra ardytojas ir rakštis visatoj. Dėl to, reiškia, jis pats pradeda sirgti, pats pradeda negaloti ir pats pradeda nuo to kentėti. Ne tik jis, bet ir jo palikuonis. Kas šiandien labiausiai žmogų ardo, tai demonai ir atominiai virusai.
dvi pagrindinės struktūrinės, kaip tik jie atsilaisvina nuo atominio viruso, atsilaisvina nuo demono, iš karto lygis pakyla net iki 14, 15, 16 ir žmogus iš karto pasijunta visiškai kitaip. Bet tokiai būsenai žmogus įsilaiko neilgai. Mintis. Blogas mintis, pyksta ant vyro, ant žmonos, ant kaimynų, ant tėvų, ant vaikų. Ot ką reiškia pykti ant vaiko? Tai yra prakeikti savo vaiką. Ką reiškia pykti ant vaiko antros pusės, ant žmonos arba ant vyro? Lygiai taip pat. Reiškia ardyti jų harmoniją. Pyktis, neapykanta, neigiamų emocijų srautai, kurie eina, jie praktiškai ypatingai veikia patį žmogų ir jo palikuonis. Už tai tėvai turi būti išmintingi, protingi, kad gebėtų vaiką vesti į šviesą ir išlaisvinti jį nuo visų tų blogių. Ir palaikyti jo būseną, kad jis būtų dvasiniai šviesoje, išmintingoje dvasiniai šviesoje. Palaimo šviesoje, Dievo palaimo šviesoje. Jeigu žmogus Dievo palaimo šviesoje, jam yra viskas duota. Ir mintis, kaip gyvenime susitvarkyti, viskas. Bet jeigu jis yra tėvų negatyviausia mintyse gyvena, tėvai keikia ten sūnų, keikia dukrą, keikia anūką, koks jis nevidonas, kaip jis šitaip gali elgtis, kaip jis atrodo, kad tas žmogus, kuris neturi nei informacijos, nei išauklėjimo, o svarbiausia pagimdytas nevisavertis. Ir nori iš jo padaryti kažką tai. Ir dar pyksta, kad jis netoks, kaip nori tėvai, kaip nori seneliai. O čia reiškia jau irgi yra klaida. Jeigu norint padaryti, reikia gražinti į harmoniją, kad į harmoniją gražinti reikia ir žinias turėti. Ir mokėti jas panaudoti gyvenimo praktikoje. O kadangi žmonės neturi, tai jiems belieka vieną daryti – pykti, neapkęsti, keikti. O ką reiškia prakeiktas vaikas? Be sėkmės ir laimės. Ir pažiūrėkit, kaip žmonės bendrose santykiuose gyvena. Ir kaip jie iš viso gyvena gyvenime. Jie gyvena negatyvais, neigiamą informaciją. O tas kaimynas toks, kaip jis galėjo tai pasakyti, kaip negalėjo tai padaryti, anai tokia, anokia, vien tik tai negatyvom informacijom gyvena. Tai yra, nėra džiaugsmas, kad tas žmogus kažką tai pasiekė, nesidomėjimą, kaip jam pavyko tą pasiekti, o atvirkščiai. Pyktis, neapykanta, nuoskaudos, nusivylimai, kažkokie tai kaltinimai. Ir kaltinimai, ką reiškia kaltinti žentą? Tai yra kaltinti savo anūkų tėvą. Ką reiškia kaltinti dukrą? Irgi kaltinti savo anūko tėvą. Tai yra motina. Ir taip toliau reiškia grandis. Ir žmonės šitų dalykų dėsningumo kada nesupranta, jie vietoj to, kad sugebėtų susikaupti ir pakilėti patys aukštesnį lygį ir vaikus paskui save kelti. Tai pas juos yra tik tai savotiškas kaip prakeikimas. Juk kiekviena negatyvi mintis tai yra blogio mintis, kuri kaip tik tai tėvai ir nuvainikuoja sėkmę laimę vaikų. Ir kada kaupėsi negatyvą, jie susikaupia kitokią lygį, kad paskui vaikas net negali normaliai gyventi. Juo labiau, kada jie pradeda su vaikais bartis ir vaikai patys neapkenčia tėvų, o tėvo neapkesti, tai yra naikinti savo šaknis. O jeigu šaknų nėra, tai medis irgi neauga, nes dvasiniam lygmenį viskas yra surišta. Ir ten, kur harmonija yra, kur pagarba, juk 10 Dievo įsakymų duota, kodėl? Ne todėl, kad reiškia čia taip Dievo reikalinga, kad žmogus būtų laimingas duoti jie. Kad žmogus galėtų juos panaudojęs gyvenimo praktikoje būti laimingas. Bet žmonės jų net nesigilina, nesupranta, kas juose slypi. Ir kadangi aš analizuoju tos procesus daugiau negu 30 metų, turiu pasakyti, kad blogį darydamas, blogomis mintimis gyvendamas, nuoskaudom, nusivylimais ir taip toliau, pykčių, neapykantą, kažkokį tai sudievindamas net ne Dievą, kažkokią tai esybę arba netgi ten turtą, dar kažką tai. Vaikinas panelė sudievina. Ta nuėjo su kitu nenori gyventi už tai, kad jos nėra. Mergina vaikinas sudievina, nuėjo su kita nebenori gyventi. Ir taip toliau. Tai yra žmonės sureikšmina nedieviškus dalykus į aukščiausią lygį ir praranda savo galimybės. Žmogiškasis vertybės, galimybės gyventi visatoje harmonijai.
O visata galingas yra pati sistema labai galinga yra. Ir jeigu eini prieš visatos dėsnius, tai naikini pats save ir savo palikuonis. Va čia yra visa esmė, kur žmogus turi visą laiką ieškoti išeities iš padėties, kūrybiškai, ramiai, išmintingai, o ne su pykčiu, neapykanta, su prakeikimais. Minčių srautais, kurie neduoda nieko, tik tai įjungia, kaip tik tai demonas daugiau į veiklą, kad žmonės reiškia patys besielgdami, begalvodami, tai patys save naikina. Juk blogas mintis naikina ne tą, ant kurio pyksti, o naikina tą, kuris pyksta, kuris neapkenčia, kuris nepatenkintas gyvenimu, kuris netgi kaimynas pasakė blogą žodį, jis jau smerkia teisę kaimyną, kodėl jis pasakė. Ir gaunasi, kad jis teisė pat save, savo likimą, savo gyvenimą. Ir netgi paskiau vaikai tampa tokie patys, kaip ir tas kaimynas, kada vaikai auga, vystosi jų struktūriniai deriniai, tiek sielos, tiek kūno netvarkingai, nes neharmonija vystymas ir neharmonija supratime gyvena. Ir žmonės negali niekaip šito įpračio žalingo atsisakyti. Ir va čia yra problema. O vaikai nesuprasdami to, reiškia, kaip tik tai dar sudaro sąlygas, kad būtų daugiau keikiami. Kad iš tėvai apie juos galvotų blogai. Jie nori, kad galvotų gerai, bet elgesi taip, kad tėvai negali gerai galvoti. Kitas iki perdėtas mintis eina iš tėvų. Programiniai deriniai. O Dievas sutvėrė žmogų, jam davė protą su visam galimybėm, davė išmintį ir davė laisvą valią. Ir svarbiausia, minti žmogaus kaip ir Dievo materializuojasi. Ir materializacijos lygis reiškia yra, jeigu minties galia stipri, o prigimtis stipri, jis gali gerai mokytis, taip toliau jo minties galia irgi stipri yra. Ir šitą minties gali naudodamas negatyvę, jis ardo pat save, savo palikuonis, ardo savo gyvenimą, o tie žmonės, kurie į jį orientuojasi, taip pat jis verkia, keikia, tai tampa dar tų kitų žmonių ardymo agentų, kad ir tie pyktų, neapkestų, nenorėtų, negalėtų. Ir kai žmogus ieško kūrybiškai dvasinės šviesos, išminties, kaip išeities iš padėties, pasireiškia viskas tvarkosi. Kaip tik nekūrybiškai, kaip tik tai su pykčio agresija, tamsus pasaulis tik to ir nori, kad žmogus būtų piktas, agresyvus, nepatenkintas, tada jis yra laisvai prieinamas ir tampa gerų maitintojų dvasinės tamsos. Tai yra pagrindinių maitinimo šaltinių. Ir kol žmonija šito nesupras, vargu ar kas keisis. Ir kai žmonės gilinasi į dalykus, kai supranta ir sugeba panaudoti gyvenimo praktikoje, keičiasi gyvenimas, keičiasi rodikliai gyvenimo sveikatos, sėkmės, laimės, kūrybingumo. Atsiveria, juk aš analizuoju tos dalykus jau daugiau negu 35 metai. Ir turiu pasakyti, kad tie žmonės, kurie deda pastangas, kitas iki neipatingas lik ir pastangas, bet stengiasi nedaryti to, kas kenkia žmogui, ir žiūrėk, viskas keičiasi. Atsimenu, iš Anglijos skambina, vaikas miršta, viskas, daktarai jau paliko 2 savaitės vaikui gyventi. Jie paskambina, peržiūrė, kaip vaikas gali gyventi, jeigu tėvų negatyvas. Atrodo, jie nori gero, nori, kad vaikas sveiktų. Nepatenkinti ir gydytojas, nepatenkinti gyvenimu, nepatenkinti viens kito ir vaikas gauna maitinimo gyvybės įvos juodus. Turi būti spinduliuojantis, kaip Dievo palaimos šviesa, tai jis gauna juodas. Ir nusivylimas tėvų, aš išaiškinu visą padėtį, dar paskiau atlieku korekciją visą, ir vaikas jau gal 3 ar 4 metai gyvena ir nebesijaučia tų visų problemų, kurios buvo. Ir auga. Ir ypatingai maži vaikai yra jautrus labai. Jautrus tėvų poelgiui, tėvų mintims, nes vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą. Ir jeigu tėvai nori, kad vaikas būtų sveikas, pirmoje jie turi būti sveiki patys. Dvasiškai, fiziškai, pirmoje dvasiškai,
Nes siela pirminė struktūra yra, jeigu siela palieka kūną, kūnas miršta, tai reiškia auginti sutvarkingą, išmintingą sielą vaiką. O tas sielos derinys, reiškia, yra žmogus, kada įsivystęs, užaugęs, jeigu tėvai padaro klaidą, jie kenkia savo, bet jie sustabdo vaiko vystymasi kažkokie tai dalykai. Kadangi vaiko siela maitinasi per tėvą ar motiną sielą, reikia spinduoti normalią gyvybės energiją, to normaliu potencialo, kuris priduoda jėgų kūrybai, darbai, veiklai, vystymuisi, harmoningam. Bet kadangi nežino informaciją žmonės, tai jie praktiškai to ir nedaro. Daugiau taip ir eina pas gydytoją, nepadėjo tas blogas daktaras, ant daktaro pyksta, ant vyro pyksta, ant žmonos pyksta vyras ir taip toliau. Ir pykčio nepykantai, netgi nuoskaudos ir nusivylimas žmogus, kai gyvena, jis nekūrėjas, jis yra ardytojas. Pirmoje eilėje visatoje jis kaip ardytojas asmenybė yra. O jeigu jis kaip ardytojas gyvena, tai jis neužmaitina vaiko normaliais gyvybės įvis, kad galėtų vaikas vystytis. Jau kažkada ateina žmonės pas mane pagalbas, tai ką pirmoje eilėje reiškia, stengiuosi atstatyti vaiko dvasinį lygmenį. Sielos derinis funkcionavimo organų, nesuardytas funkcionavimas. Ir kaip jis negali sveikai augti. Ir pats žmogus, ir tik skirtumas, kada pagyvenę žmonės daro klaidas, tai jie daro savo blogai ir dėl to pas juos sveikata prastėja ir gyvenimo trukmės trumpėja. O pas vaiką nustoja vystytis, kas turi vystytis. Tai yra vaikas sustabdo jo vystymasi, jo visą vystymasi etapą. Tai sveikatos lygiai ir dvasiniam lygmenyje, proto mąstysenos galimybių lygmenyje. Tai yra tėvai nesudaro sąlygų tų, kad vaikas galėtų normaliai vystytis ir augti. Už tai piktis nepykanta. Paskiau jie bando skirtis, nesutarė tarpusavę, jeigu vyras neapkenčia žmonos, naikina motiniškas struktūras, jeigu žmona vyra tėviškas struktūras savo vaikuose ir paskui nori, kad vaikas normalus augtų. O jeigu vaikai normalus yra, tai praktiškai žmogaus sėkmė, laimė ir sveikata. Jeigu vaikai auga nenormalus, tai įvairios, aiškiai, yra tos negatyvios mintis, kurios kaip tik tai neleidžia išsiskleisti ir pačiam žmogui. Ir va čia yra problema, kuri kaip uždaram rate sukasi. Sako, kodėl tu durnas? Už tai, kad biednas. Sako, kodėl tu biednas? Už tai, kad durnas. Ir žmogus niekaip iš to rato išeiti negali. Taip, kad vienas kelias yra gilintis į išmintį, suvokti ir išmintyje gyventi. Dieviško išmintį. Nes Dievas sutvėrė žmogų, davė jam protą su visom galimybėm, davė išmintį ir davė laisvą valią. Ir žmogaus didžiausia vertybė yra to, kad jis yra laisvas. Ir kodėl žmogus taip veržiasi į laisvę. Tai Lietuva išsilaisvinti iš Tarybų sąjungos, tas prigimtinė ta vertybė, kuri duota žmogui. Žmogus ir nori būti laisvas. Bet su žmogum, reiškia, nežino, kas yra laisvė. Jeigu nežino dvasinių dėsnių, jis negali būti laisvas. Jis papuola į piktoje jėgų nelaisvę. Pakiša mintis, daryk taip, galvok taip, ir žmogus daro ir galvoja taip. Nesustabdo tos minties blogos, o ta mintis bloga ardanti jėga galinga ir ardo pat save, ardo sutuoktinį, ardo tėvus, ardo tėvai vaikus ir mano, kad viskas tvarkoja. Nes jis galvoja taip, tai jo, ką jis galvoja teisingai. O Dievas davė laisvę žmogui, bet davė ir išmintį. Ir jeigu žmogus išmintingai, dieviško išmintyje gyvena, jis turi vieną gyvenimą, o jeigu piktoje užvaldytas gyvena piktomis mintimis, turi kitą. Juk kiek pas mane ateina žmonių, girdėjot balsai kalba, daryk šitai, pasakyk tą, arba reiškia tiesiog nužudyk, kitas reiškia vaikščiais negali, nužudyti negali, o jo kaip tiesybė lyg ir neleidžia, o balsas komandą duoda nužudyk. Ir taip toliau, nužudyk vaiką. Ir šiandieną didžiausia problema tame tarpe žudymo, reiškia, kur žmonės net nesupranta, tai yra kontraceptinės priemonės. Juk kiekviena kontraceptinė priemonė yra, jos nesustabdo apvaisinimo. Kol moteris ir vyras tvarkingi, apvaisinimas vyksta. Tik tai toliau vaiką, reiškia, sunaikina ištisą. Sunaikina išsigandimo nėštumo iki beproto, kad nenori to vaiko turėti, naktimis jau nemiega, kaip aš dabar jau pastojau.
o dar netekėjusi, o tas misija, kaip čia dabar bus, kad, reiškia, mes net neplanavom, nei vestis, nei galvoti, nei šeimos turėti, o čia jau pastojau. Jau, reiškia, mintis. Vien mintimis galima nužudyti vaiką iščiasi, nes mintis nuvainikuoja visą sėkmę ir vyksta persileidimas. 2-3 mėnesį. Kita, reiškia, yra naudojimas kontraceptinių priemonių. Tabletę suvalgė, mano, kad vaiko nėra, tai viskas tvarkoja. O tabletė ką daro? Kai kurios tabletės padidina klampumą kiaušintakėse. Ir padidintą klampumą eidamas vaisius negali įveikti. Normaliai būna užsikabinimas arba ne vietoj, arba, reiškia, nes laiko ateina į gimdą, bet jau pavėluotai. Ir gimda jau nebepriima, nes ten viskas dirba pas moterį kaip laikrodis. Ir vaikas žūsta iščiasi. Nesudarimas vaiko vystymosi sąlygų ir didžiulė, tai yra pražudimas vaiko. Ir iš karto veikia ir žmogų, ir veikia tą patį, reiškia, tą patį tiek moterį, tiek vyrą, tiek tėvą, tiek motiną, kurie kaip tik tai panaudoja tas priemonės. Kitas tabletės neleidžia sformuoti gimdoje derlingam paviršiui. Ateina vaikas į gimdą, negali užsikabinti, nes gimda nepasiruošusi priimti. Bet tai yra visi atvejai, čia yra jau pastojimas, jau įvykęs ir vaikas yra. Ir tėvai daro sąlygas, sudaro sąlygas, kad vaiką nužudyti iščiasi. Geria tabletės, geria vaistas, geria dar kažką, tai įsisiūna kažkokias tai kapsulės, kad nebūtų pastojimo, kad būtų tas vadinamas laisvas seksas. Ir jie mano, kad daro teisingai. Kuo daugiau vaikų nužudėjai, tuo likimas netgi ateis laikas, kai vaikų nebegalėsi turėti. Ir daugelis šeimų šiandieną bevaikės yra. Vien dėl to, kad sardės nužudė vaikus savo iščiasi ir paskiau ateina laikas, kad net ir pastoti nebegali. O prezervatyvai? Prezervatyvai irgi. Lytinio akto metu vyksta pilna jungtis. Vaiko siela suformuota, o vaiko nėra. Taip, kad prezervatyvas nėra ta apsaugos priemonė, kuri būtų 100%. Nes lytinio akto metu, kuomet moteris pastojimo periode, formuojama vaiko siela. Siela suformuota, o kūno nėra. Vėl blogai. Vienintelis būdas geriausias tai yra skaičiuoti dienas. Jeigu moteris tvarkinga sveika, vyras tvarkingas sveikas, praktiškai pas juos skaičiuojant dienas nebūna pastojimo. Jeigu organizmas funkcionuoja tvarkingai, nebūna. Jeigu organizmas funkcionuoja netvarkingai, jeigu kažkokias tai funkcijas pažįstas, gali būti tokie dalykai irgi pastojimai, kad neritmingas mėnesinės ir taip toliau. Yra. Ir šiandieną, reiškia, ką aš kalbu, ką knygą rašiau, jau kalba apie tai medikai. Sankt Peterburgo, reiškia, viena Samarina Tamara Nikolajevna per Rusijos laidas Marija davė visą informaciją. Pati ginekologė akušerė, medicinos mokslų kandidatė. Ir viską aiškina, kaip tie procesai yra, kaip galima juos valdyti. Ir anksčiau žmonės taip ir darydavo. O šiandieną, kada sujaukta būsena žmogaus, sujaukta moters būsena, vyro būsena, per tą laisvą seksą nežabotus tos lytinius santykius. Juk žmonės nežino. Pavyzdžiui, juk ardymas gyvenimą kaip eina. Pavyzdžiui, vaikinas neturėjęs lytinį santykį, nei su viena moterimi, nei su viena panelė. Ir paskiau kažkokia tai panelė jam atsidavė, o tą panelę jau turėjusi bent 10 vaikinų praleidusi. Ir visas užterštas chromosomas iš karto, reiškia, persideda į šitą vaikiną ir jis pirmas lytinį santykį turi, netgi gali tapti po pirmo lytinio akto nevaisingas. Apie ką aš, reiškia, netgi ir paskaitose skaitau, skambina moteris iš Ispanijos. Ar negalit padaryti, kad mano vyras taptų vaisingas? Aš sakau, kodėl jūs manot, kad jis nevaisingas? Nu kaip, aš su juo gyvenu 2 metai ir nėra vaikų, o nuo pirmo vyro aš turiu mergaitę. Sakau, tai dar nieko nereiškia. Pasižiūrėjau, reiškia, prieš pirmą lytinį aktą su ja, vyro spermatozoidų gyvybingumas nuo tos sienos iki manęs. Po pirmo lytinio santykio spermatozoidų gyvybingumas jos eklydėse va tik toks liko. Jis turi vyriškos sėklos naikinimo programą, kurią gavo iš meilužę po to, kai išsiskyrė su vyru. Ir šitą programą, kurie vyrai apturės lytinius santykius su šitą moterim, visi taps nevaisingi. Tada aš, reiškia, panaikinu programą,
nuimu tą programą, atstatau, reiškia, dvasinį lygmenį, viskas, ir mėnesį bėgi, prašo man, kur pervesti pinigus, sakau, kokius pinigus ir už ką, sako, aš jau pastojau. Ir pagimdė sūnų. Aš kalbu tais grinais faktais, kurie, reiškia, iš tikrųjų yra. Ir jeigu vaikinai žinotų, kas yra toj merginoj paleistuvė, arba merginos žinotų, kas yra tame vaikinė, kuris paleistuvauja, tai galbūt bijotų prie jo prisiliesti. Tarp kitko, aš atsimenu iš savo jaunystės, aš dirbau radiokomponentų gamyklai, vyniotojų, paskiau šaltkalvio, derintojų, taisydavo staklės. Greitai ten perėmiau tą visą, ten nieko ypatingo nėra, informacija į tavo derintojų. Rusiškai vadinasi nalatčik, оборудование. Ir ten buvo tokia viena panelė, visi mergina, tai kai kurie vaikinukai ją visi užsivesdavo ant to čerdako vadinamą, ant 3 aukštą į palėpę. Ko vesdavosi, aišku, o aš tiesiog, reiškia, prie tos merginos negalėdavau prisartinti. Kažkur tai sakyčiau, gal kaip iki durų, man arčiau norėdavo atstuminčią veikdavo jinai. Atrodo, lyg ir nieko taip mergina, bet kažkokia tai jėga atstumė. Reiškia, čia yra imunitetas, dvasinis imunitetas, aš dabar tai suprantu, kas tai yra. Kad, reiškia, žmogus turėtų apsaugą. Ir netgi yra tas dvasinis imunitetas veikia, bet žmogus kaip užvalgo emocijas. Be to, moteris, kuomet yra pavaisinimo periode, jinai labai stipriai traukia vyrą, vyrus, vaikinus ir taip toliau. Už tai aš netgi sakau, kad jeigu nenorit būti, reiškia, išprievartautas, jeigu matai, kad apvaisinimo periodas yra, nevažiuok niekur į gamtą, nes moteris tuo metu negali priešintis. O aš vieną tokią atveju prašau knygai, kaip panelė. Vienintelį lytinį aktą pradėjo su vaikinu ir nuo jo pastojo. Ir jau buvo 4 mėnesiai, vaikas pradėjo krūtėti. Iščiasi, jinai nuėjo pas daktarą, sako, čia pas mane kažkas tai krūta. Gydytojas pažiūrėjo, sako, kūdikis auga. Kaip vaikas, iš kur vaikas? Aš neturiu lytinių santykių. Ir net užmiršo tą lytinį aktą. O kadangi pastojimo periode moteris negali priešinti, traukia vyrą irgi ir tas vaikinas nepaleistuvis. Ir jis nevedęs, ir jis gyvena ir taip toliau. Ir jinai paskiau, kai sužinojo, kad, reiškia, vaikas jau 4 mėnesiai kriminalinis abortas, nieks nenori daryti, reikia pinigų. O pinigų pas ją nėra. Tai jinai nuaukščiai šokinėjo ir ko nedarė, per pilvą kumščiais daužė, o vaikas nieko. Vaikas kopija tėvo, panašus į tėvą, visi rodikliai kaip tėvo. Aš jau sakau, matyti, jeigu pastatyti tėvą su juo, tai bus vienoda. Kai jinai atėjo, 4 metai buvo pagimimo. O kada moteris viena, Kaune buvo tokia istorija, atėjo per paskaitą moteris sako, o kaip daryti, jeigu moteris yra išprievartauta? Reiškia, tada reikia abortą daryti. Aš sakau, nereikia abortą daryti, reikia pasimelsti, visą atleidimą, sistemą sutvarkyti ir gimdyti. Visa salė, aišku, nepatenkinta, ir čia daugelis nepatenkinta, kaip čia dabar taip. Paskiau sakau, po paskaitos pasilikit, pasižiūrėsim. Pasiliko ir aš pažiūrėjau, sakau, ne tai buvo, nieks jos nepravartavo. Sako, kai buvo, sakau, tegu jinai ateina pas mane, aš jai pasakysiu, kaip buvo. Jinai pas mane atėjo po 4 metų. Netėjo aš pradėjau. Jinai, kaip kita moteris pasakė, kad ne tai buvo, aš pasakiau. Juk matosi visi rodikliai, kaip buvo prieš lytinį aktą ir po lytinį aktą. Nebuvo jokios prievartos. O rodikliai visi žmogaus tai yra. Ir tada aš pasakiau, kad, sako, jinai, man ta moteris pasakė, kas čia per žmogus, sako, aš jau pati įtikėjau, kad buvau išprievartauta, o jisai sako, kad ne tai buvo. Ir iš tikrųjų ne tai buvo. Tai paskiau galvoju, tai pagimdysiu ir atsiduosiu, iš karto paliksiu ligoniniai. Ir su tą mintim gyveno iki pat gimdymo. Pagimdė, kaip išgirdo mergaitė, pravirko. Sako, viskas, niekam netiduosiu. Iš karto motiniškas tas jausmas pabudo ir augina. Bet dar įdomesnis faktas, kad jinai augina ir tam vaikinui nieko nesakė, kad turi vaiką. Vienas iki ten vaikinas skambina, sako, ar tu nepamiršai dar manęs?
Sako, aš turiu tokį vaikščiuką, kuris neleidžia pamiršti. Tai tas sako, nejaugi vaiką. Jinai sako, norėtum, bet neprisipažino. O kodėl? Todėl, kad jai nepatinka, kad jis lėtas yra ir reikia vyro erelio, kuris skraidytų padebesiais. O šitas po žemę vaikščiai. Ir tas vaikinas myli, mergaitė gimė kopė, kadangi jis ją mylėjo, tą merginą. Iškia mergaitė, kaip meilės vaisius iš jo pusės, net kai kumščiais daužė per pilvą, tam persileidimas neįvyko. Nes jinai, mergaitė buvo kopija tėvo ir viskas veikia daugiau nuo tėvo. Ir jos tas agresija, piktis nepaveikė. Aš sako, mergaitė kopija tėvo matyti. Sako, taip, jeigu ją pastatyti greta, tai negalėtų išsiginti, kad čia ne jau. Vienu žodžiu, kaip pasakos. Aš kaip kai kurie dalykai, reiškia tą knygą, ir kur aprašyta kaip pasakos. Taip, kad žmogus yra, jeigu meilės vaisius yra apsaugotas, ir kadangi vaikas daugiau tėvo ir meilė iš tėvo pusės, netgi šitą vaikų negali nužudyti moteris. O pradžioje praktiškai net nežinojo, kad neščia. Kai pasakai, kad kai vaikas pradėjo krutėti iščiose, tada moteris ne pas daktarą, daktaras pasakė neščia. Taip pat visas moteris šypsena veidė, kaip čia dabar, kas čia per moteris. O praktiškai, matot, yra. Būna įvairių dalykų. Ir kai turi tą vaikas apsaugą, kad jo nenužudytų, tai jis praktiškai, reiškia, ir tiesiog negali to padaryti. Ir dabar, aišku, tą mergaitę myli ir harmonija tarp jų yra, bet kaip tiesa toliau buvo, aš nežinau dar tiksliai, nes telefonų nepasilikau. Aš, aišku, galiu pasižiūrėti kitais būdais, bet geriausia, kai turi tikrą faktą. Gyvena jinai ir ko gero su to vaikinu, ko gero suėjo. Paskiau, kaip aš paaiškinau, kad ir meilės jausmų parodžia, kokie rodikliai yra, tai jinai, jos nuomonė pasikeitė, bet ar ilgam sunku pasakyti. Tai va, vienu žodžiu gyvenimas taip. Ultragarsas. Yra, sako, ir man tokį signalą, ultragarsas. Taip, ultragarsas, jeigu žmonės žinotų, tai jo nedarytų. Aš turiu diskelį, galbūt reikės kada nors atnešti per paskaitą ir parodyti, kaip veikia ultragarsas vaiką augant iščiose. Vaikas net rankutėmis susidengia veidą, kai ultragarsas švitinimą daro. Yra momentų, yra tokių žmonių, kur ateina į ultragarsą, nueina informacija 10 lygį vaikas, po ultragarsą lieka tik 3 ir dar tie nepilni arba 2. Paskiau antras ultragarsas tikrina, kaip čia dabar. Ir paskiau viskas, reiškia, ir vaikas išeina iš iščių. Yra kai kurie labai neperneša ultragarsą. Ypatingai jau turi atominis virusas, labai stipriai sujaukia vaiko būseną augančią iščiose. Viena moteris ateina 3 kartus, 3 persileidimus turi ir visi sunaikinti ultragarsu. Ateina 10 lygis vaiko paprastai, tai yra nuostabus lygis, apdovanoto likimo gyvenimo, sėkmės sveikata, po ultragarso lygis 3, 2,5, po antrą ultragarso lygis šis krenta, vaikas vos gyvas ir vaikas miršta iščiuose. Tada sakiau, taip yra, dar sykį pastosi, nedaryk jokio ultragarso, ateik pas mane. Tai dabar pagimdė, reiškia, Kaune pagimdė berniuką. Irgi taip pat. Ultragarsą nedarė. Daktarai užsispyrė, kaip tu nedarysi, sako, nenori daryti ir nedarysi. Ir kai išaiškini, kad svarbiausia ir gydytojai nežino, nes yra kai kurie vaikai, reiškia, neperneša to ultragarsą. O kas yra ultragarsas, tai aš galiu pasakyti iš praktikos. Aš kai dirbau Elfai, cecho viršininko pavaduotojai dar, ir ten buvo gamino magnetinės galvutės. Ir galvutės magnetinės korpusus plaudavo ultragarsu. Įpila sodas į vandenį ir ultragarso pagalba iš kiekvienos skylutės viską ištraukė, išvalo. Korpusas
spindintis, galvutės magnetinės. Ir tokias vonelės buvo ultragarsai. Taip, kad ultragarsas yra siaubinga jėga. Ir mažas vaikas jautrus, jis labai jaučia. Tai taip, kad yra daugelis dalykų, kurie išanalizuota, kur neturi būti. Tarp kitko, medicina, Rusijos medicina žino. Netgi yra pas mane diskelis, kaip atrodo vaikas, kada, reiškia, jie apspinduliuoja ultragarsu, kaip vaiko, reiškia, keičiasi visą būseną. Kaip sakau, net rankutėms susidara veidą, reiškia, susiriečia kamaliuką vaikas, kažkur tai nori pasislėpti nuo to viso dalyko. O žmonės ieško, kas ten berniukas ar mergaitė, tas dar stovi netokių šonų, dar reikia kažkur iš kitur pasižiūrėti, nemato. Juk ultragarsas tai yra šešėlių mokslas. Ir nieko ten nemato. O kai pamato, nežino, kas ten yra. Kažkas tai ne taip, bet kas nenustato. Taip, kad yra daugelis dalykų, kur netgi mokslinės ir taip pasiekimai, kol jie, reiškia, laikų bėgant neįsiaiškinti, kaip jie veikia, tai jie, reiškia, daro žalą. O šiandien ir užsienį, praktiškai ultragarsas. Atėjo pirmą sykį, jau pasijuto, kad neiščia, ateina pas gydytoją ir tas jau žiūri ultragarsu. O vaikas iš viso dar tik tai pradėjęs vystytis gemalas ir jau spinduliuotas. Ne visus veikia taip stipriai, bet veikia visus, daugiau ar mažiau negatyviai. O kai kuriuos veikia pražūtingai ultragarsas. Taip, kad aš žmonėms sakau, taip yra, nedarykit ultragarsą, ypatingai pradžiai. Jeigu ten kažkur 8 mėnesį, gal jeigu nori jau labai pasižiūrėti, kas ten berniukas ar mergaitė, jau 8 mėnesį vaikas jau turi tvirtumą. O 2-3 mėnesį jokių būdų. Vienu žodžiu, kur nepasižiūrėsi ir taip gaunasi, kad Morkūnas daug kur, reiškia, medikams, kai kuriems atveria akis, sako, nesąmonė čia rašo. O nesenai turėjau, čia dabar sėdi vyras su žmona, nesenai turėjau tokį, Amerikoje dukra gyvena ir dukros, reiškia, pas dukra yra atominiai virusai. Ir tuo metu, reiškia, pas juos namuose buvo gydytoja. Ir kai aš pasakiau, kad yra atominiai virusai, sako, kaip? Sako, šitas žmogus per šitą vandenyną mato atominius virusus. Sako, mes su mikroskopu nemato. O kadangi energetika yra, tai energetikas iš karto atsispindi potencialas. Yra daugelis dalykų, kur mokslui dar yra toli gražu neįkandami dalykai, nes jie nepasiduoda tyrimams. Tai paprastai nėra aparatūros, ko tikrinti. Antras dalykas yra netgi tikrinant aparatūrą, daug kas pakenkiama yra. Nes kiekvienas žmogus individuali asmenybė, bet pagrindinės tiesos žmogus turi gyventi aukštam dvasiniam lygmenį. Tai yra kuo arčiau Kūrėjo, kuo arčiau Dievo. Ta dieviška išmintimi gyventi ir suprasti, kas tai yra, kodėl reikalinga taip gyventi. Ir jeigu žmogus supranta, kas tai yra ir pats gyvena ir paskiau vaikams perduoda tą išmintį, viskas gerai. Bet jeigu žmogus nesupranta, o mano, kad jisai pasaulio bamba, kad ką aš darau, viskas gerai ir taip toliau, tai praktiškai yra, jeigu tik tai žmogus nukrypsta nuo visatos dėsnio, dvasinio, ypatingai dėsnio. Juk pažiūrėkit netgi atgailos sistemai, kas pasakyta. Nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Pirmoji leistovi mintys. Ir žmonės ateina, atrodo, vyras kaip mūras pasižiūrėti, o jo vidaus nėra to, kas turi būti. Ir išvaizda atrodo gražiai ištomeningas ir aukštas, o vidus 3-4 lygio. O kas yra 3-4 lygiai, jeigu lygių yra 16? Tai yra 4 normalaus žmogaus. Ir moteris, reiškia, žiūri išvaizdą, o paskiau gyventi su ta išvaizda nieks neišeina. Nes žmogus turi turėti supratimą, kadangi žmogus yra pirmoji eilėj dvasinė būtybė.
siela pirminė struktūra. Jeigu siela palieka kūną, kūnas miršta, šitą visi puikiai žino. Ir nieko įtikinti nereikia. Už tai siela turi būti tvarkingame lygyje. O kadangi siela yra dvasinė struktūra, jinai kenčia nuo pačio žmogaus minčių. Žmogaus netobula mintis ardo savo sielą. Žmogus pirmoje savo sielą ir savo palikuonių sielos derinys. Už tai žmogus turbūt visuomet nepamiršti, kas jis yra. Ir blogas mintis, kaip tik tai ir ardo, reiškia, derinis, ir blogas mintis yra pirmoje žmogus blogomis mintimis ardo pats save, savo sveikatą, savo likimą ir užmaitina tais negatyviais gyvybės įvais savo vaikus. Ir paskiau nori, kad vaikas įsivystytų normalus. Diagnozuoju moterį, jinai gyvena Vilniuje, viena likusi, dukra gyvena Anglijoje, sūnus gyvena Amerikoje su šeima, dukra irgi su šeima Anglijoje. Aš aiškinu jos visą struktūrinius derinius, kaip pas ją reiškia yra, kodėl pas ją reiškia visi rodikliai nukrytę. Jinai gyvena 3 lygyje. O ką reiškia 3 lygis, jeigu 2,5 lygis valkataujančio žmogaus? Žmogus ir taip pat užmaitina vaikus ir pas vaikus rodikliai visai prislėgti, nors vaikai ir pastangas deda gyventi. Atsistato jos rodikliai bekalbant, iš karto keičiasi rodikliai vaikų ir anūkų Amerikoje, dukros ir anūkų Anglijoje. Per atstumą, atrodo atstumas prie ko čia? Už tai, kad vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą, o tėvą ir motiną sielą maitinasi per savo vaikų, tai yra per savo tėvų sielas. Ir čia jau reiškia yra, gyvenimas vyksta taip, reiškia yra, iš tėvų senelio prosenelių gyvybės įveina į mus, iš mūsų į mūsų vaikus anūkus proanūkius, iš jų atgal į mus ir vėl į tėvų senelius prosenelius. Ko gero iki pat Adomo ir Ievos. Ir kokiais gyvybės įvais mes užmaitinam, tobulėja žmogaus supratimas, suvokimas, iš karto sielos deriniai keičiasi, lygis keičiasi. Bet žmonės nepalaiko vėl. Demonai užvaldė ir reiškia vėl gražiai nutraukė į kitą pusę, kad žmogus neapkestų, kad turėtų tarpusavio nesantarvę, pyktį, neapykantą, nes tada žmogus tampa nuostabiu maitintoju dvasinės tamsos. Ir čia reikia šitą suprasti ir netapti to maitintoju, nebūti to maitintoju. O to maitintojo, tai reiškia, jeigu tik tai blogos mintis, pyktis, neapykanta, nuoskaudos, nusivylimai, baimė, pavydas, gobšumas, kerštingumas, bet koks emocijų negatyvus rautas, jis yra radinys tamsioms jėgoms nusirpti nuo žmogaus gyvybės įvus. Žmogus atveria vartus ir paskiau neturi tų gyvybės įvų, tada jam pačiam tampa sunku, atrodo nėra jėgų, kūrybai, darbui, veiklai. Ir čia yra, sakyčiau, būtina sąlyga. Aš kadangi, reiškia, šitos dalykus žinau, tai pastangas dedu, tas reikiamas pastangas ir galiu pasakyti. Dar va tai 73 metai ir aš po Vokietiją, po Austriją, šis iki išvažiavau, žinėjau, viskas gerai. Ir žmonės, ir paskaitos, ir pokyčiai pa žmonės, tiek paskaitų metu, tiek po paskaitų, tiek konsultacijų metu, kai keičiasi rodikliai, kaip paaiškini žmogui. At viena mergaitė ten buvo 2 metus gulėjo patale ir praktiškai jinai, esmė tokia, jinai įsimylėjo vaikiną, tas vaikinas nuėjo kažkaip tai reiškia įsiskyrė ir pas ją stresas ir atsigulė į lovą ir viskas nesikėlė, net į tualetą nenueidavo iš lovos. Antį paduodavo ir viskas, ir 2 metus taip gulėjo Marlių mieste. O dabar mergaitė viskas ir jau ir atsikėlė, pradžioje dar po kambarį vaikščiodavo, o dabar jau viskas, reiškia, dirba, mokosi, net vidurinį nebegalėjo mokytis nieko. Dvasinis lygmuo atsistato, pirmoje per tėvų, tėvams reikia aiškinti, ką jie darė ne taip. Tėvų struktūriniai dariniai pasitvarkė, užsimaitina mergaitę kitais gyvybės įvais ir gyvenimas klostosi kitaip.
net išeiti į lauką neišeidavo, pradžioje tai net nuo lovos nenulipdavo ir į tualetą nenueidavo. Reikia viską antį paduoti. O dabar praktiškai mergina vėl dirba, vėl mokosi. Ir daktarai viskas, ką daktarai nedarė, nieks nesigauna. Vaistai neatstato dvasinio lygmens. Tik tai žmogaus, reiškia, yra supratimas, galvos mąstysenos supratimas, atstatymas, reiškia, jo gebėjimą mąstyti į savo vietą, vėl duoda, reiškia, galimybę gyventi. Nes žmogus yra ne šėtono kūrinys, žmogus yra Dievo kūrinys. Ir jeigu jis nenutolsta nuo dieviškos išminties, jisai praktiškai yra palaimos šviesoj, Dievo gyvena, jo gyvenimas yra kitoks. Ir galimybės visai kitokios yra. Jo ir jo palikuonių. Ir kadangi šitą informaciją gerai žinau ir kada pats savo taikau savo gyvenimo praktikoje, jis sakau, viskas, kaip tas dėsningumas veikia, žinau. Ir pačiam gaunasi, jeigu žiūrint, netgi rodiklį, pasižiūri kitas, iki galbūt sako, į save nereikėtų gal pavyzdžius statyti, rodyti, nereikėtų gal girtis. Bet kadangi tai yra faktas, sakyčiau, tai ateina jaunuolis 20 metų amžiaus, o jau rodiklių nėra. Silpniausias galvoje rodiklis, kur valdo galvos, reiškia, širdį, pavyzdžiui, va toks silpniausias, o stipriausias rodiklis, nu, kaip nuo sienos iki manęs, dar per pusę silpnesnis. Taigi jau rodiklių nebėra pas jaunuolį. O jeigu aš žiūriu, reiškia, mano silpniausias rodiklis, kur valdo širdį, vat kaip nuo tos sienos iki čia, kokius 5 kartus silpniausias. Ir tada, reiškia, gali visai kitaip gyventi ir orientuotis. O kada, reiškia, rodiklių nėra, tai kaip tu gali gyventi. Ir kas gadina, reiškia, ardo rodiklis, tai yra mintis. Mintis, kurios netinka visatos dvasinėms dėsnėms, jos yra ardančios patį žmogų ir savo palikuonis. Ir už tai žmonės labai turėtų būti atsakingi, pirmoje pažinoti informaciją patys ir auginti vaikus to išmintį, supratime, ir tada, reiškia, gyvenimas klausysis kitaip. Ir būna, kad ateina žmogus, reiškia, yra korekcija, atlieki viskas, pasitvarko visi rodikliai, parėjo namo, vėl susibarė su mama, su tėčiu, su vyru, su žmona ir vėl krinta viskas žemyn. Vėl pradeda gyventi taip, kaip gyveno. Už tą žmogaus, aš ir sakau, kad žmogaus išgelbėti nuo jo paties kartais neįmanoma. Ir žino, kad negerai, bet vis tiek daro. Ir kur tik nepasižiūrėsi, visuose santykiuose, tarp žmonių, kur santykiai yra. Meilužės, o kas vyksta, nežino. Kaip tie procesai vyksta ir kaip kenkia savo palikuonėms. Bet, pavyzdžiui, vyras aptarė santykių su meilužė, kurios lygis yra 3. Jo lygis buvo ten 90, nu gal per klaidą ten išgeręs. Jo lygis krito iki kokių 4, o gal net iki tų pačių 3. Ir vaikų lygis krenta, kurie nieko nedėti. Nes vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą, reikia palaikyti savo sielos derinį normaliam buvėje. O jeigu ta mergina turėjusi valymų, turėjusi abortų, tas kontraceptinės priemonės naudojasi ir su tokia mergina, moterimi apturėjęs lytinius santykius, vyras praranda visą savo tą vyrišką esybę. Ir žmonės mano, kad nieko tokio. Reikia labai gerai įsigilinti mano parašytą tą knygą, įsiaiškinti ir paskiau į gyvenimą pasižiūrėti kitaip. Ir jeigu suprasi, kas ten parašyta ir sugebėsi tą informaciją pritaikyti savo gyvenimo praktikoje, tie, kurie sugeba pritaikyti, keičiasi gyvenimas. O kurie nesugeba pritaikyti, arba, reiškia, nežino informacijos, blaškosi vyrai tarp moterų, moteris tarp vyrų. Ne viena moteris ir ne vienas vyras nėra Dievas. Ir nereikia sudievinti nieko. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Pirmas įsakymas yra, kad nesudievink ne Dievo. Jis tavęs nekūrė, netvėrė ir tau nieko duoti negali. Tai va, ir esminis supratimas toks turi būti.
O kai kurie sako, tai kaip reiškia, jeigu jis bijo, kad aš nepasirinkčiau kito Dievo, reiškia daugiau dievų yra. Dievas bijo, Dievas nebijo nieko. Tik Dievas apsaugo žmogų, jeigu nori išminti gyventi, neturėk kitų. Nesidėvink. Nei moteris vyro, nei vaiko, nei vyras moters, nei vaiko. Nieko nereikia sudėvėti, nei tėvų, nei vaikų. Reikia, kad viskas būtų savo vietoje ir dvasiniai šviesio išminti. O tam reikia ruoštis, reikia gilintis informaciją ir mokėti ją perduoti tiek vaikams, tiek patiems įsigilinti. Tai vat, dėl to žmonėms, dėl to aš tą knygą rašiau, dėl to žmonėms paskaitas skaitau, kad jie suprastų. Ir visgi sugebėtų atsiriboti nuo blogio. Nes blogio gyvenant tikrai nei laimės, nei sėkmės, nei sveikatos nėra. Blogas mintis nesiseka, to yra paprasti dalykai, paprasti darbai nesiseka, žmogus stresuoja, pergyvena, vietoj to, kad galėtų susikaupti ir padaryti gerai, tai jis pradeda nervuotis, pykti, visas pasaulis blogas, kad man šiandien nesiseka. Ir paskiau, ieškodami blogio, gėrį nesurasi. O blogis čia kaip čia, piktasias jėgos dar paduos tokių minčių, valdo mąstyseną žmogaus. Vat yra iš tardytojų, Amerikos tardytojų aprašymų. Vat vyrai duoda komandą. Žudyk visas paleistuvės. Ir jis žudo, atsiveda apturlytinius santykius, o po to nužudo. Ir į gabalą supjausto, nuleidžia reiškia arba tiesiog kažkur tai suvinioja ir išveža ir išmeta. Tuos palaikus žmogaus. Vieną dalį vieną vietą, kitą dalį kitą vietą. Visokie atvejai yra. Ir jis jaučiasi, kad jis padarė gerą darbą. Taip, kad daugelis, kada atlieka tos įvairius dalykus, jie yra ne todėl, kad jie blogi yra. Jie yra apsėsti piktosios dvasios ir piktoji dvasia valdo. Kad žmonės bijotų, kad nervuotųsi. Dabar šitie visi reiškia įvykiai, kurie yra teroristiniai. Juk irgi čia yra. Piktoji dvasia, kad įvaryti žmonės į baimės jausmą. Ir žmonės įvaro į jį. Visi pradeda bijoti, pradeda gyventi, pradeda bijoti į gatvę išeiti, pradeda bijoti. Ir čia labai geras atsiveria penas, galingų masių penas į jų tų struktūrų derinį. Tų juodųjų struktūrų maitinimo šaltinis. Žmonės tampa maitinimo šaltiniu. Atrodo viskas gerai, klauso žiūrėkti, tai viskas apvirta aukštyn kojom. Ir pa žmogų, reiškia, viskas klostosi kitaip. Ir dažniausiai per tos tiems, kurie nesupranta dvasinio dėsnio, o jeigu ir supranta, nesugeba jų panaudoti savo gyvenimo praktikoje. At mano tikslas yra, kad žmonės visgi atsipeikytų ir žiūrėtų. Ypatingas šiandienas siaubas didžiulis yra žmonijos gyvenime. Tai yra kontraceptinės priemonės. Žudydama savo vaikus, pradėtus vaikus, iščiasi. Tai čia yra, žmogus net nežino, kad tą padarė. Išgeria tabletę, o kaip vyksta, nežino. Gydytojai nepaaiškina, nors žino. O jeigu ir paaiškina, tai nesvarbu. Man svarbu, kad aš neturėčiau to pasiekmių vaiko to lyšną. O kur esmė yra? Ir jeigu nuo šito žmonės neatsipeikės, ir jeigu medicina pati nepadarys, reiškia, išvadų, tyrimųjų darbų ir nepradės žmonėms aiškinti, taip turiu pasakyti, kad ir šita medicina melaginga yra ir gyvenimas tikrai nepagerės. Nes masiniai dalykai, kurie yra, jie, reiškia, turi ypatingą. Jie neleidžia žmonijai augti, vystytis. O laikas dabar toks, kada praktiškai žmogus, jeigu nespėja su visatos egzistencijas ėjimų į priekį, žmogus išeina iš gyvenimo. Kenčia, kankinasi paskui iš gyvenimo. 40-50 metų jau palieka pasaulį. Tai va, taip, kad yra vienas kelias įsigilinti informaciją. Pirmoji aš tai siūlau įsigilinti mano knygą, o paskui įsigilinti šventąjį raštą, ypatingą Evangelijos mokymą. Į Kristaus mokymą, kuris labai aiškiai aiškina, visgi, nors palyginimais daug kur kalba, kiekviename palyginime yra duotas kaip pavyzdys. O
o kas po to. Tai žmonės tų palyginimų nesupranta ir kai skaito Bibliją, neskaito nuosekliai jos. Yra duoti, ten yra prašymas toks atvejis, kad viena moteris norėjo turėti kūdikį, nesigaudavo jai. Ir jinai kryžium gulėdavo šventykloje, net pats tas pastorius sakytų, ko tu čia dabar drypsai, eik lauk iš čianai, varydavo ją iš tos. Ir nedavė tokį žadą, jeigu reiškia gims berniukas, tai aš padarysiu iš jo pastorių, išauklius, išmokysiu. Ir gimsta berniukas, vardas Emanuelis. Davė vardą Emanuelis. Tas Emanuelį atidavė paskiau jį mokytis pas tą pastorių, kuris netgi ją varė ir jis, berniukas girdi tokį balsą. Emanuelį. Jis mane, kad tėvas kviečia, tas jau dvasinis tėvas, tas kunigas. Atėjęs, sako, kvietėt mane? Sako, ne, nekviečiau. Grįžo atgal, atsisėdo ir vėl, Emanuelį. Jis sako, mane kvietėt? Ne, sako, nekviečiau. Grįžta atgal, trečią kartą pašaukė jį. Jis atėjo, sako, kvietei mane? Sako, ne, nekviečiau. Nu kaip nekvietei? Jis sako, aš girdėjau, kad kvietei. O kadangi jis kunigas suprato, kad tai yra Dievas kviečia jį. Tada sako, pasakyk taip, kai dar sykį pakvies, pasakyk, tavo tarnas tavęs klauso. Ir klausė, ką sakė Dievas, kaip pasakė. Bet toj vietoj nieko neprašyta, bet duota nurodymas, kur skaityti toliau. Ir žmonės užtenka. Mane, kad reiškia jau viską. Klausė, ką Dievas sakė. O ką Dievas sakė, o Dievas pasakė taip. Perduok šitam, reiškia, savo tam dvasiniam tėvui, kad jis sutramdytų savo sūnus. Jie pradėjo karą. Ir jeigu jis nesutramdė sūnų, tai aš sunaikinsiu ir tave, ir tavo sūnus. Aišku, tėvas, kad to Emanuelio pasakymą neklausė. Ir sūnai žūsta būdų kare ir atnešė jam žinią, kad, reiškia, sūnai žuvo. Ir jis, reiškia, praranda pusiausvyrą, krinta ant grindinio, reiškia, krinta ir galva trenkia į grindinį ir iš karto negyvas vietoje. Ir tas aprašymas, jeigu tu visą neperskaitai, nesupranti kodėl, bet ir visą perskaitęs dar nesuprasi, kodėl tie dalykai vyksta. Jeigu tu supranti, tavo švento rašto aiškinimas, tada jau reiškia aišku yra. Tai taip, kad ta gilioji išmintis, kuri duota šventam rašte, jinai toli gražu nepasiekia žmogaus sąmonės. Nepasiekia pasąmonės. Ir žmonės mano, kad reiškia jisai protingas, išmintingas, jis gali daryti, ką nori. Dievas davė žmogui laisvę. Ir tu gali daryti blogį, gali daryti gėrį. Bet jeigu tu blogį darysi, tu turėsi problemų. Jeigu tu Dievo palaimų šviesoje gyvensi ir kursi tą dvasinę šviesą savyje ir kitose žmonėse, ta palaimų šviesa visai kitokia. Tai vat, už tai reiškia šį paskaitą skaitau ir aiškinu ir knygą rašiau tam, kad žmonės išsigilintų. Ir kadangi būdinga užmiršti, kad nepamiršti, reiškia pasikartotų periodiškai. Juk duota nebereikalas sekmadienį švęsk. Reiškia, kiekvieną sekmadienį švęsk, tai ne draugų prisikvietęs, bonkų prisistatė švęsk, o gilinkis į šventąjį raštą, dalyvauk Eucharistijos, tuose mišiose, išsilaisvink pats iš tų visų problemų, kurios yra per atgailos sistemą duota, visą sistemą duota. Ir aš ją prašau ir knygoje, bet žmonės toli gražu nepasinaudoja tą sistemą. Nesupranta, kam tai reikia, o jam šiandien geriau nebūti niekur, geriau pas draugą nuėjo, reiškia, ir ten šnapsą išgėrė, arba su kaiminė papletkavoja. Ir viskas, reiškia, nebūtina būti tą daryti. O čia reikėtų tobulėti. Tobulumo, aišku, ribų nėra. Ir pasiekimo viršūnės irgi taip pat žmogui nėra taip paprasta. Netgi gal tą viduriuką pasiekti, o kalbėti apie viršūnę, dievišką lygį. Bet reiškia, yra, jeigu į tą išmintį gilinėsi, supranti, gyvenimas tampa kitokio.
Ir ne todėl, aš nesu joks kunigas, nesu baigęs jokio teologijos mokslo, netgi gal Bibliją neįsisavinęs taip, kaip reikėtų įsisavinti. Ir atvirai pasakius, netgi senokai skaičiau, kadangi visą laiką užimtas, nėra laiko. Bet iš kitos pusės yra, kai supranti tuos dvasinius dėsnius ir kada stengiesi juos pritaikyti gyvenimo praktikoje, gyvenimas eina kitaip. Einasi. Daug kas sekasi, o ypatingai kas yra sveikata, jeigu 35 metai aš nesirgu, tai matyti yra kažkas tai tokio, kur palaiko tą lygį. Tik reikia gyventi toj dvasiniai išmintyje. Aš žmonėms sakau, aš jokių paslapčių neturiu. Darykite taip, įsigilinkite informaciją ir stenkitės gyventi toj dvasiniai šviesio išmintyje. Gerbdamis vyrą žmoną, žmoną vyrą, vaikus ir nekeikdami vaikus, jeigu jie padaro, paieškoti priežasčių, o ką mes padarėm ne taip, kodėl mes pasigimdėm tokį vaiką. Ir per atgailos sistemą sutvarkyti, žiūrėk, ir vaikas keičiasi visai kitą būseną. Ir nekeikti vaiko, o atvirkščiai. Laiminti, kad jis būtų Dievo palaimo šviesoj ir kad jis negalėtų daryti to blogio. Bet visą tą pamatą, reiškia, pagrindą reikia duoti ir išminti ir auklėti nuo vaikystės, netgi auklėti jau augant vaikui iščiasi. Kai sako, kada pradėjote auklėti? Kai gimė, po kokių 5-6 metuose. Pavėlavai, sako, jau 6 metus. Nes sistema, kurią, reiškia, žmogus turi, kuris normaliai nusiteikęs, orientuoja vaiko mąstyseną, jinai ir gaunasi taip. Bet lygiai taip, kaip nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais, tai ir kurioje gyvenimas yra mintimis, žodžiais, darbais ir tuo tvirtumu žinojimu, palaikymu. Taip, kad žmogaus mintis yra labai galinga. O minties gali, jeigu aš kitas iki pagalvoju, kaip aš esu kaip ir tie visi žmonės. Jeigu moteris iš Ispanijos skambina 3000 kilometrų ir 3000 kilometrų mintis pasiekia jų šeimą, vyrą, moterį, nusima tie virusai, kurie neleido, reiškia, pavaisinimui mygti ir turi savo vaiką. Tai tada supranti, kas duota žmogui, kokią galimybę duota. Ir kad žmogus tą galimybę naudoja ne kūrimui, o prakeikimui. Keikia vaikus savo, keikia savo vyrą, vaikų tėvą, keikia savo žmoną, vaikų motiną, barasi, pykstasi, neieško išeities, o mano, kad čia reiškia, kad keikia visą pasaulį, net patį kūrėją. Kodėl sutvėrė tokį pasaulį? Atsimenu vienas iki Klaipėdoje moteris, kaip jinai ant Dievo davėsi, aš negalėjau žodžių ištarti. Ir jinai tiesiog, kam sutvėrė tokį pasaulį, kam čia, ką čia pridarė ant Dievo. Ir taip toliau, kad ir aš negalėjau net žodžių ištarti. Ir kai jinai išėjo, tada aš atlikau korekciją visą jai, atstačiau į padėtį jos visą būseną. O jos buvo tikslas mane, reiškia, savotiškai, galbūt, kad aš ją pasmerkčiau, kaip minimum, o dar daugiau, reiškia, galbūt, kad nuteikti mane prieš Dievą. Ir dar daugiau, kada su žmonėmis konsultuoju žmonės Vokietiją, aš konsultuoju per Skype'ą. Kadangi ta technikos galimybės tokios yra, ir kalbuosi su moterim. Moteris graži, tokia iš išvaizdos, ir kultūringa atrodo. Kalbėsi ir sako, kad aš ten kažką tai pasakiau apie Dievą. Ir tik veidas pasikeitė. Ir vyriškų balsų nėra Dievo, yra tik tamsa. Reiškia, tas demonas kalba per ją. Ir toks galingas balsas. Ir tuo metu klausė, reiškia, tas Radoga centro tas vadas buvo, reiškia, irgi matė tą visą, reiškia. Nu, sako, klausyk, sako, tik tai šiurpas per kūną. Tokie virpuliai, kad, sako, atrodo, kad visą sujaukė. Aš sako, dėl tavęs gal ir nėra, bet aš puikiai žinau, kad yra. Ir tiesiog priešinasi, nekalbėk nesąmonę. Moteris kalba vyriškų balsų, riaumoja.
O kaip per televiziją kartais parodo, reiškia, kad pavirsta, reiškia, iš moters vyro, tai iš tikrųjų kažkas tai panašaus vyksta. Tai va, taip, kad susiduriu su daugelį įvairių tokių atsitiktinumų, galima sakyti, bet jie yra dėsningi, nėra jokių atsitiktinumų, yra dėsnė seka ir kada įžvelgi kai kurios dalykus yra. Taip, kad galiu pasakyti tik tai vieną, be Dievo gyvenimo nėra. Tas, kas nutolo nuo Dievo ir kuo toliau nutolo žmogus, tuo daugiau neturi apsaugos. O nutolimas yra ne šiaip savo, į šoną paėjau ir nutolau, ne, mintis. Už tai nebereikalo pasakyti, atgailos sistemai nusidėjau mintimis, su žodžiais, darbais ir apsileidimais. Mintis netitinkančios visatos dvasinio dėsnio yra naikinančios ir ne tą naikina, ant kurio tu pyksti, o naikina tą, kuris pyksta, kuris nervuojasi, kuris nepatenkintas, kuris kažką tai keikia ir jis mano, kad gerai daro, kaipgi aš nekeiksiu, jis toks nevidonas. O reikėtų atvirkščiai. Ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams, Tėve mūsų maldoj. Vienintelė malda Kristaus duota Biblijoje. Tėve mūsų malda. Reikia gerai įsigilinti kiekvieną jo žodį, kiekvieną sakinį ir suprasti, ko jis norėjo pasakyti. Ir kur kreipia žmogaus mintį ir jo mąstyseną, protavimą. Tai vat. Ir kodėl reikalinga yra atgailos sistema ir maldos sistema, viskas yra labai nuosekliai sumąstyta, sugalvota ir nuosekliai parodyta, kaip reikėtų gyventi. Kadangi žmogus ne robotas, neišjungsi, jis turi galimybę ir užpykti, ir susinervuoti, ir taip toliau. Ir tamsios jėgos labai aktyvina tą veiklą, tai žmogus, kai atsipeikėja blogo padaręs, per atgailos sistemą gali viską neutralizuoti ir sugrįžti atgal. Ta normalią būseną. Aš netgi rusų terminologiją, rusų kalbos kartais naudoju. O tas santykis yra, kai jie prašo atleidimo. Sako, прошу простить за прегрешения явные и неявные, вольные и невольные, осознанные и неосознанные. Visapimančiai. Laisva valia padarytas nuodėmes ar per prievartą. Vat javnai, nejavnai, aš tokio vertimo nerandu. Tikslaus į lietuvių kalbą. Vat yra matomas ir nematomas nuodėmės. Nu, galbūt ir tinka. Bet aš, kadangi to termino tiksliai negaliu išreikšti lietuviškai, aš ir paprastai, kada žmonėms atlieku korekcijas, aš prašau atleidimą, reiškia, kaip tik tai rusų kalbos terminologija, nes jinai visą apimanti tą, reiškia, yra ir aš nei kiek nesikukrinu. Ne kalboj problema yra, o problema, reiškia, žmogaus esybėje. Tai vat. Ir kai žmogus nesuvokė, ką jis padarė, o vis tiek padarė nuodėmę ir jinai yra. Ir jinai palieka savo pėdsaką. Ir kol žmogus iš jos neįsilaisvina, tai ir pasilieka joje. Gali visą gyvenimą pasilikti. O kada visą apimant, kai išsilaisvina žmogus, iš karto keičiasi jo būsena. Tada pradeda veikti protas kitaip, sugrįžta sveikata. Iš karto būsena kitokia yra. Taip kad jeigu tą informaciją gerai įsigilinti, suprasti, suvokti ir ją vadovautis, juk Dievas, kai sutvėrė žmogų, davė jam protą su visom galimybėm, ranko, kojų, akių, ausų, jausmų ir taip toliau. Davė išmintį, intuityviai išmintį, o po to, reiškia, suformuota buvo į patį tą šventąjį raštą ir davė laisvą valią. Protas su visom galimybėm, išmintį ir laisvą valią ir pasakė, eik ir dauginkis. Ir žmogus, kuomet nukrypsta nuo tos dieviškos išminties, jis daro klaidą. Ir kuo toliau nutolsta, tuo didesnė klaida yra, tuo didesnės pasiekmes tos klaidos. Štai žmogus neturi nutolti. Ir atgailos sistema netgi pasakyti, nusidėjo mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Pirmoje eilėje stovi mintis. O kitas sako, ar kažką aš pagalvoju, aš niekam blogo nepadariau. O mintis pirmoje eilėje kenkia tam, kuris galvoja blogai.
jis pats savo kenkia. Už tai nuo blogų minčių reikia atsilaisvinti. Ir atsilaisvinimo vienas būdas yra. Per Dievo palaimą šviesą yra manoma atsilaisvinti, o savo noriu aš nenoriu. Niekas neklausia, tu nori, nenori. Jeigu priklausai kažkokią tai dalimi per tą nuodėmės, vadinamas, jeigu kalbėti religiniais terminais, tai ir priklausai jiems. Ir kol iš tos nuodėmės neišsilaisvinsi, per atgalą nesugrįši atgal, tol priklausysi jiems. Taip, kad yra labai visa sistema tvarkingai sutvarkyta yra, bet žmonės tą sistemą nesivadovauja. Viens kito negirdi, viens kitą keikia, viens kitą nepatenkinti. Ir kas svarbiausia nepatenkinti, pats savimi žmogus, savo vaikais nepatenkintas ir nori laimės. Taip, kad reikia sugrįžti į normalų mąstysenos lygį, tai yra įsigilinti informaciją ir paskiau stengtis gyventi toj išmintingoje dvasinėje šviesoje. Ir gyvenimas keičiasi. Ir labai keičiasi. Ir daug kas kitaip sekasi, svarbiausia žmogus susigrąžina sveikatą. O dvasinė ir fizinė, juk sveikata yra ne tik tai, yra dvasinė, fizinė sveikata. Ir dar pati stiprybė biologinė žmogaus. O čia visur veikia dėsniai, žmogui veikia dvasinė dėsniai, fizikinė dėsniai ir biologinė vystymosi dėsniai. Jeigu sąlygas sudarai normaliam vystymuisi, tai turi gyvenimą. Jeigu nesudarai tų sąlygų, neturi gyvenimą. Tokio, kokio net norėtum. Norėti ne viskas yra. Reikia ne tik norėti, bet ir galėti. O ta galimybės, kada harmonija gyveni, pagal visatos pirmoliai dvasinis dėsnis, paskui fizikinė dėsniai, o žemės traukos dėsnis, pabandyk jo nesilaikyti. Pat pagreičio dėsnis. Kiekvieną sekundę krintantis daleiskim akmuo, jo greitis dėja 9,8 metrų į sekundę. Ir tuomet tarp ir žmogus. Jeigu 1 sekundę krenta, 9,8 metrų į sekundę. Jeigu 2 sekundės krenta, jau 19 metrų greitis su viršum. Jeigu 3 sekundės krenta, jau pasijau 27 su priedu. Ir taip toliau. Jeigu tai šoksi iš pirmo aukšto, nubėgs ir nieko baisaus. Ir tai dar jeigu sąnariai sveiki ir nusileisi normaliai ant žemės. Bet jeigu šoksi iš 15 aukšto, tai jau daugiau šokinėti nebereiks. Nes veikia dėsnis, jis veikia ir niekur tu nesidėsi. Ar tu žinai ar nežinai, jis veikia. Ir dvasiniai dėsniai lygiai tas pats. Veikia dvasinis dėsnis. Jeigu tu pažeidi tą dėsnį, turėsi problemų. Jeigu to dėsnį, reiškia, supranti, suvoki ir dedi pastangas, kad nepadaryti klaidos, bus visai kitaip. O jeigu padarai klaidą per atgalos sistemą, sugrįžti atgal. Juk žodis, aš rusų kalbą, kadangi biškai jau išprusau irgi, nes į armiją aš jau nemokėjau rusiškai šnekėti. Ten išmokau, ten taip yra. Sako, не хочешь заставим, не умеешь научим. Tai vat. Ir nuo to laiko, reiškia, rusų kalba, paskui, kadangi mokiausi institutė, o institutė nebuvo lietuviškų knygų, reikėjo iš rusiškų knygų mokytis, dar papildomai ir taip gavosi, kad rusų kalbą įvaldžiau. Tai vat pats žodis atgaila rusiškai pakajanėje. O ką jisai reiškia? Пока я не я. Я стал другим человеком. Aš kitų žmogų tapau, aš noriu sugrįžti atgal į tą pirmykštę būklę, kai buvau normalus. Labai daug yra. Rusų kalboje yra daug žodžių, kurie tikrai verti dėmesio. Paskiau yra žodis pasveikti. 2 žodžiai yra rusų kalboje. Yra выздороветь и исцелить. Pasveikti, выздороветь, tai nuo ligos pasveikti, o исцелить, tai pasveikti ir sielą, ir kūną. Visą apimanti reikšmė. Nei lietuvių, nei kitoj kalboje tokia nėra. Viename žodėje, kad sutalpinta būtų, ta išmintis nėra, nei vokiečių kalboje. Galbūt kažkur tai kitose ir yra kalbose.
Taip, kad yra pirmoji eilė žmogus turi būti sveikas siela. Jeigu siela palieka kūną, kūnas miršta. Šitą visi žino. O žmonės su siela nesiskaito. Sudaro sąlygas jos nykimui, ardymui. Ir pirmoji eilė, kas tą daro, žmogaus mintys. Už tai ir pasakyta atgalos sistemai, nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Pirmoji eilė stovi mintis. Taip, kad išmokim protingai galvoti, išmintingai, gilinkimės informaciją. O jeigu kažkokia tai kvailystė prašoka per atgalos sistemą, sugrįžkime atgal ir vėl gyvenimas neapvils žmogaus. Tai va, kokie klausimai. Yra daug, kas liečia vaikų gynimą iščiose, vaikystėje, paauglystėje, brandžiame amžiuje. Tas žinojimas yra labai daug reikšmės turi. Čia aš dabar bendras nuostatas daviau, bet reiškia būna konkrečios mintis, kur turi ypatingą reiškia vaiko gynimą. Ir vaikam paskui vaiką keikia, patys prakeikia vaiką, paskui tam vaikui nesiseka ir nori laimės jam. Ir dar daugiau keikia, kodėl jis nelaimingas yra. O kaip jis bus laimingas, jeigu jisai jo funkcijas pažeistas, dvasinės lygmuo suardytas, siela, o siela gyvenimo likimas, sėkmės, sveikatos programos. Jeigu tos programos netvarkoja, tai ir gyvenimo nėra. Pirmoji eilė vaiko, kada vaikas auga, reiškia tėvai turi palaikyti, nes vaikas sąmoningumo tokio neturi, kad galėtų pats valdyti, bet kai vaikas paauga, jis turi valdyti pats. Bet kai jis galėtų valdyti, jam reikia duoti išmintį. O jeigu išminties nei pas tėvus nėra, o tarybinės laikais mokytojams buvo uždrausta apie tai kalbėti, ir pas juos pačius nėra, tai tada gyvenimas toks. Sako, stengiuosi, o išeina kaip visuomet. Nieko gero. Tai vat, taip, kad pirmoje eilėje gilinkimės į išmintį, supraskim dvasinio dėsnio esmę ir prasmę, juose gyvenkime, bus viskas gerai. Kokie klausimai? Sakykit, sakėt, kad vaiko siela maitinasi per motinos ir tėvo sielos struktūras, o yra amžiaus tarpsnis, kai tas vaikas labiau savarankiškas, labiau atsiskiria? Yra biški, bet čia ir priklauso irgi nuo vaiko vidinio brandumo. Tai yra nuo dvasinės būsenos jo. Būna vaikai, kurie jau ir 13 ir 14 metų jau savarankiški normalus yra. O kai kurie reiškia būna, kad ir 30 metų. Dar niekaip negali. Taip, kad nėra tos griežtos ribos. Samarina kalba, tada gydytoja medicinos mokslo kandidatė, ginekologija Kušerė, kad moteris mergina pilnai subręsta apie 26 metus. Fiziologija subręsta, ne tik tai, kad mąstysena. Ir netgi lytinių santykių rekomenduoja iki 26 metų neturėti. O žmonės ir 14 ir 16 metų jau skraivoja. O masturbuojasi mažiau vaikai net. Taip yra, ką padarysi. Jaučiuosi kaip sapne ir nežinau kodėl. Dabar? Taip. Lygis pakilo. Lygį reikia pamatuoti. Atėjote į paskaitą, lygis buvo... Žmogus pats paprašysite jam leiksuot, visi, nežinau, kaip tai galima prašyti, pamatuok jo lygį. Žmogus tik pats gali paprašyti. Yra lygis pradinis yra, kada atėjo ir koks lygis dabar. Ir tada, ir yra tas skirtumas ir rodo, kokiam lygiai yra. Labai blogai girdžiu. Suklausa problema. Tai, ir paskaitos negirdėjau. Girdėjau. Paskaitą girdėjau, dėja. Šaunuolė. Nuo energijos daug, tiesiog dėjasi per kraštus pagal amžių tikrai. Taip dažnai būna. Kadangi pakyla lygis, nusirbimai baigėsi gyvybės energijos. Bendrą tokį vieną pasakysiu. Pats silpniausias žmogus, kuris atėjo į paskaitą, mažiausias lygis yra voras. Neparodant konkrečiai asmenybę.
Viena pėda, vienas lygis. Viens, du, trys. Trys lygis yra labai žemas. 2,5 lygis yra valkataujančio žmogaus. Tai yra žmogus ties prarajos riba. Taip, kad jam būna kartais ir labai sunku. Dabar pas tą žmogų po paskaitos. Viens, du, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lygis jau aukščio vidutinė. Nes vidutinės lygis yra 6, reiškia yra 8. Lygiai yra 16, tai jeigu pusė imti, tai 8. O 9 reiškia, kad per paskaitą kyla lygis. Matyt, žmogus jau gal ir žinojo informaciją, bet kažkur tai gyvenimo tekmė, tie vargai užspaudė ir žmogų mintis sukasi kitaip. Tai taip, kad yra ir dabar mažiausias lygis, o čia esančių. Viens, du, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o didžiausias lygis. Viens, du, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,5. 11,5, tai čia yra 12 lygis. Ir iš karto keičiasi sveikatos būklė, atsiminkit. Kaip tik lygis kyla, sugrįžta harmonija. O kodėl reiškia yra žmogus iš visatos gyvybės energijos, iš dievybės šaltinio gauna ypatingą. Ir dar turiu paaiškinti, va šitas metodas vadinasi radioestezinis tyrimo metodas. 1916 metais pasaulinė parapsichologų konferencijoje Paryžiuje buvo pripažintas kaip vienas tiksliausių diagnostikos metodų per atstumą. Bet jis ne tik per atstumą ir laikė, gali palyginti, kaip buvo ir kaip yra. Ir štai žmonės, kai ateina pas mane, konsultuojasi, ir būna viskas, išeina viskas tvarkoj, praėjo diena kita, vėl rodikliai netokie. Netgi nakties metu tamsias jėgos žmogų išbalansuoja. Mato blogus sapnus ir vėl krenta lygis. Už tai reiškia, netgi už sapnus reikia atgalauti lygiai taip pat, kaip už nuodėmę padarytą dienos metu. Tamsias jėgos nemiega ir naktį. Už tai kiekvieną vakarą reikėtų visgi pasimelsti, atlikti atgailą. Ką dieną padarė ne taip, atsiprašyti visų, apie ką blogai galvojai. Išsilaisvinti iš tų nuodėmių. Paskiau maldoju užmigti. Maldoju užmigti ne nuodėmė, blogose mintyse nuodėmė. Tai vat. Kokį lygį reikia išlaikyti, kad negrįžtų atominiai virusai ir demonai? Kad atominiai virusai negrįžtų, reikia išlaikyti ne mažiau 7 lygio, o demonai ne mažiau 10. Netgi 11, sakyčiau. Atominiai virusai, aš korekciją atlieku, jie nusijima, gyvybės potencialas nukrenta iki 0 absoliutaus. Ir jeigu žmogus nenukrenta žemiau 7 lygio, neatsinaujina. Jeigu porą metų pagyvena tokiam lygiai, neatsinaujina. O jeigu, reiškia, žmogus nukrenta 6, 5, vėl atsinaujina. Taip, kad reikia dėti pastangas. O atominiai virusai labai galinga jėga yra. Jeigu virusų būna 10, laipsnio rodiklyje 80 milijonų. 10 laipsnio rodiklyje 80 milijonų. Čia yra kosminis skaičius. Sunku įsivaizduoti, kas tai yra per skaičius.
Ir žmogaus, reiškia, organizmas turi aprūpinti jų egzistenciją. Ir jie gyvena labai mažyčiai, jie gyvena ląstelės viduje. Aš kalbėjau Vokietijoje su viena gydytoja, sako, yra tokie maži mikroorganizmai, kurie gyvena ląstelės viduje ir turi siaubingai didelę energiją. Jis sako taip, sako, Vokietijos medicina žino, jie vadinasi atominiai virusai, bet ką su jais daryti nežino. Nes jie nepasiduoda jokiems medikamentams. Ir vienintelis būdas tai yra sugrįžti į Dievo palaimos šviesą. Už tai nėra nieko nuostabaus, jeigu Adomas gyveno 940 metų, o šiandien, jeigu kas 904 pragyvena, tai jau ilgamžis. 100 metais ypatingai, visi mano, kad ilgamžis, jeigu virš 100 metų, tai jau labai ypatinga. Tai va, taip, kad žmonės maitindami tas dvasinės tamsos struktūras, jie negali būti ilgai gyventi. Matyt, Adomo laikais nebuvo tų dvasinių esybių tiek, kiek dabar jų yra, kurios prikimba prie žmogaus per įvairius jausmus. Bet nežiūrint šitą visą, reiškia, vienintelis galimybės yra išlikti, tai yra nepaskesti į pykčia, nepykantos, nuoskaudų, nusivylimų tą liūną, blogų minčių liūną. Tada gyvenimas klausosi kitaip. Ir kas bet atsitiktų, nieko su Dievo pagalba susitvarkysiu. Ir bandyti tvarkytis. Kokie klausimai dar? Nu kągi, tada iki malonaus sekančio. Ačiū.